Kretingos muziejus įsikūręs grafų Tiškevičių dvaro rūmuose. Tai yra bene lankomiausias muziejus vakarų Lietuvoje, kur galima susipažinti su 60 000 eksponatų. Tačiau prieš nedaugelį metų kultūros vertybė paskelbtas objektas stebino ne vien grožiu. Centriniai dvaro rūmai nebuvo remontuoti daugiau nei 30 mečius. Byrantis tinkas, krentančios suirusių kaminų plytos kėlė grėsmę lankytojams. Rūsiai buvo pripažinti avarinės būklės, o esant netinkamai ventiliacijai, pastatų sienos eksponatai neatlaikė kovos su pelėsiu. Prasta buvo ir elektros instaliacija, kėlusi grėsmę žiemos sodui, kuris didžiuojasi turtinga augalų kolekcija. Nors dvaro sodybą sudaro 22 pastatai, 4 mediniai ir 18 mūrinių, tačiau išnaudotas buvo tik rūmų pastatas su žiemos sodu. Dvarui verkiant reikėjo atsinaujinti. Kretingos dvaro sodybos būklė gerokai pasikeitė investavus ES struktūrinių fondų lėšų. 2012 m. vasarį baigta žiemos sodo rekonstrukcija. Čia pakeista šildymo sistema, elektros instaliacija, pakeisti langai. Net vykstant statyboms, žiemos sodas neužvėrė durų. Lankytojai galėjo įsitikinti, kaip kruopščiai žiemos sodo darbuotojai saugo vertingas augalų rūšis. 2012 m. vasarą už ES lėšas atstatytas ir vandens malūnas, kuriame veikia etnografinė ekspozicija. Muziejus lankytojus, kurių čia kasmet atvyksta bemaž 80 000, pasitiko naujomis numizmatikos, dvaro istorijos ir kultūros bei archeologijos ekspozicijomis. O dar ne viskas spėjau apžiūrėti, bet jau matosi ir žemėlapiai nauji, ir tautodailininkų nauji darbai. Dar ruošiuosi toliau pavaikščioti po muziejų. Muziejininkų planuose buvo atkurti bent vieną daržininko namą. Tai pavyko įgyvendinti 2013-aisiais. Muziejininkai atstatytame daržininko name kuria edukacinį tradicinių amatų centrą, čia sumūryta ir tikra žemaitiška duonkepė krosnis. Krašto amatininkai šiame centre moko lipdyti, virti vaistažolio arbatas, kurti raižinius iš medžio, čia kepama duona, taip pat įkurta dvaro saldaininė. Naujam gyvavimo etapui restauratoriai prikelia ir dar vieną dvaro pastatą – Ūkvedžio namą, kuris yra ne tik vakarų Žemaitijos dvarų sodybų akmens mūrų pavyzdys, bet ir čia galima išvysti originalios sieninės tapybos pavyzdžių. Taip išpuoštame pastate, manoma, pirmiausia gyveno ne ūkvedys, o grafai, kurie laukia dvaro statybos pabaigos. Šiltuoju metų laiku Ūkvedžio name vyks piešimo pamokos vaikams, bus įrengtos ekspozicijos, laiką žmonės galės leisti jaukiame vidinėme kiemelyje.